specialistai jiu-jitsu. Sportuoja pas mus nuo vaikų iki suaugusių, kovos menai ir jogos sveikatingumo grupės. Tai pirmoji grupė, kuri tokia tikimės, kad bus populiariausia, tai vaikų grupė jiu-jitsu nuo 7 metų iki 12 metų. Tai įeina ir imtynių, ir smūginė technika. Vaikai sportuoja su kimono, išlaikom rytų kovos menų dvasią. Tai nuo pačių pirmų treniruočių mes mokinam, kad vaikai išmoksta techniką naudoti tai geriem tikslam, apgintų save, draugus, sustiprėtų, gerėtų jų sveikata. Tai šiais metais vis daugiau naujovių, kai turim dabar kaip tik salę, kuriai praktiškai dabar mes šitai mūsų klubas sportuojam, tai atsiranda vis naujų grupių, kaip vaikų joga ir nuo šių metų rinksim jiu-jitsu mergaičių grupę. Tai visas mergaitės, kurie norėtų sportuoti, jiu-jitsu kovos meną, kviečiam registruotis, jungtis. Vaikam labai tuo naudinga yra, kas nenori kovos menų susiminėti, bet vis tiek reikia vaikam judėti, nuo to kompiuterio atsitraukti, kad būtų susikaupimas, laisvumas ir gerėtų sveikata, neblogėtų, nes puikiai žinom, kad vaikai visi dabar sveikatos ne į gerą pusę deda. Tai joga būtų ta tokia alternatyva, kuri padėtų vaikui įsikrauti. Šiais metais viskas nauja. Viskas nauja ir naujos grupės, ir nauja salė. Salė, tikimės visiems patiks, aišku, daug darbo įdėjom.